Sveiki visi! Ačiū, kad šiandien esate kartu su mumis kalėdinėme kino vakare. Sveikiname mūsų svečius Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir netgi Rygoje. Prieš prasidedant filmui, kviečiame jūs į trumpą kelionę po kalėdinį Kauną, kur įsikūręs ir mūsų ofisas, atstovybė Festool Baltijos šalims. Į šią kelionę jūs kviečiu kartu su mano kolega Karliu iš Latvijos. Esmu Kārlis no Latvijas Festool. Esmu jūsu broliukas. Šis gads ir īpašs, šogad kopā svinam Festool 100 gadu. Šios kelionės metu mes priminsime jums keletą svarbiausių dalykų, kurie įvyko 2025 metais ir pagerino meistrų kasdienį darbą. Bet tuoj patys viską pamatysite. Tad leiskime į kelionę, o jos kryptį mums parodys šis kalėdinis burbuliukas. Štai ir atvykome į mūsų pirmąją stotelę – Laisvės alėja. Vieta, kuri simbolizuoja laisvę. Tad neatsitiktinai čia pradedam mūsų pirmąjį pristatymą apie akumuliatorinį ekscentrinį šlifuoklį su apšvietimu. Būtent nuo jo prasidėjo 2025 metai. Šis šlifuoklis suteikia laisvę mūsų meistrams, laisvę nuo laidų, laisvę judėti be apribojimų ir laisvę dirbti bet kur, netgi čia, Laisvės alėjoje. O integruotas apšvietimas suteikia galimybę matyti kiekvieną paviršiaus milimetrą ir tai pasiekti puikių rezultatų. Jevgenija, tad es varu paslīpēt tagad, šeit? Ja, Karlis, protams. O dabar kviečiu tęsti kelionę. Keliaukime į sekančią stotelę. Mūsu otrā pietura ir Žalgiris arēna Kaunijā, kas simbolizē jaudu, enerģiju, spēku, azartu. Tas ir arī sports. Jevgenija, es esmu dzirdējis, ka Kaunijā ir ļoti tīrs gaiss. Tā ir? Un gaiss Kaunijā un arī daudz kur citur tagad būs vēl tīrāks, jo Festool putekļu sūcēji ir papildināti ar ērtāku vadības paneli un efektīvāku galvenā filtra attīrīšanu. Karlis, o gal tu gali pavežti mane ant siurblio ten, į mūsų sekančią stotelę? Jā, protams! Un mēs esam mūsu trešajā noslēdzošajā pieturā. Tas ir Kauņas rātslaukums. Šeit ir arī galvenā Kauņa segla. Vēlos pievērst jūsu uzmanību instrumentiem, kas jau pazīstam Festool klāstā un ir ieguvuši savas akumulātoru versijas. Tās ir kantīšu frēzes, domino tapu savienojuma frēze un ēvela. Karli, kas ir labāk? Akumuliators vai kabelis? Atsakymas priklauso no situācijas. Svarbu, kad yra pasirinkimas. Štai ir baigėsi mūsų kalėdinė kelionė po Kauną. Ačiū Jums, kad kartu su mumis kūrite sėkmingus ir prasmingus metus. Ir tikime, kad ir 2026 bus turiningi ir sėkmingi mums visiems. Un tagad iekārtojieties ārtāk un dosimies ceļojumā kino pasaulē. Čia paliekam? Ne, gal į ranką pakalbėti. O, Sunuotai. Nesigavo man tai. not okay, this last sentence was... Kabelis? Okay. Apšvietimu. Ir papildināti ar... Sorry. Second, not so easy. Labāks. Kas ir labāks? Pasirinkīmas. Bus sėkmingi? Neprisimenu. Būs sėkmingi. Svarīgu. Svari. Mūsų... Porši? Labi.